Paklausykit. Ar girdite? Tyla. Ir ar dažnai leidžiate savo būti tyloje? Nes žmonės dabar visur įjungia radio, muziką, televizorius, telefonų, video. O kiek kiekvienas iš jūsų būna tyloje? Nes žmogus bijo tylos. Ar žinote kodėl? Nes tada pradeda girdėti savo vidinį balsą. O ten visa puokštė. Reikia padaryti tą. Tu apsileidus, tu niekam tikęs, tu nevykėlis, tu bloga mama, tu bloga žmona, ką tu darai. Ir sprogsta galva nuo to vidinio konflikto, nuo tų vidinių balsų. Nes dažniausiai ten kyla nelabai geros mintys, ten visada pastabos, komentarai, kritikos. O kodėl taip vyksta? Nes dažniausiai buvo, kad vaikystėje buvo toks bendravimo būdas. Rėkimas, kritikavimas, pastabos, visada kažkur nepakankamai geras, nepakankamai gera, nepakankamai graži, nepakankamai padarėjai, pasistengiai ir nepakankamai. Dėl to yra lengviau nutildyti savo balsą, kai išoriai aš įjungiu garsus. Ką su to daryti? Tikrai galima daryti. Ar kada girdėjote apie minčių žurnalą? Tikrai išgirdote teisingai, minčių žurnalas. Labai gera technika, nes nuo mūsų minčių priklauso mūsų gyvenimas. Ta, apie ką aš galvoju, tą aš ir pritraukiu. Nes aš galvoju, tada aš šneku ir tada aš darau. Ir kai mano mintis, mano žodžiai ir mano veiksmai yra suderinti, tai aš laiminga. Jeigu aš galvoju, man reikia čia patylėti. O konflikto metu aš rėkiu, tai yra nelygybės ženklas tarp šito, nes galvoju vieną, o padarau kitą. Jeigu po kažkokiu įvykiu aš po to ilgai suku tą situaciją, kad galėjau kitaip pasielgti, kad galėjau kitaip apsirengti, kad galėjau kitaip atrodyti, kad galėjau kitaip šnekėti, kad galėjo viskas būti kitaip. Ir jūs įsivaizduojat, kiek jūsų energijos, kiek jūsų jėgų išeina tam, kad jūs vis sukat ir sukat kaip tą filmuką, tas, kas įvyko. O kodėl taip įvyko? Nes galvojat vienaip, šnekėjot kitaip, o darėt dar kitaip. Ir tai tikrai vargina, sekina, jūs be jėgų, jūs pastoviai nelaimingi, jūs pastoviai kažkokiam chaose, bet tą galima sustabdyti, tą galima tikrai sutvarkyti. Čia kaip tiesiog paimti ir suremontuoti. Kad vanduo nebėgtų kranas, kad kažkur rankenėlė, kad gerai atsidarinėtų, o ne klibėtų. Tai tiesiog reikia suremontuoti. Psichologija yra būtent sielos mokslas, kad mes remontuojam mintis, kalbą, veiksmus, gyvenimo būdą. Nes kai jums skauda dantį, jūs einat taisyti jį. Jeigu jums skauda pilvą, jūs einat pas specialistą. Bet jeigu jums skauda gyvenimas, skauda mintis, būtent skauda mintis, jausmus, emocijas, ar kas nors ką nors daro? Ar eina gydytis? Nes nereikia eiti kaip tikram ligoniui, bet reikia nueiti ir pataisyti, o kas su šito negerai. Ir būtent apie minčių žurnalą, tai nėra lengva technika. Protas visada suras priežasčių, kodėl nerašyt, kodėl to nedaryt, nes
Jeigu aš vedu žurnalą, tai aš pradedu prisimti atsakomybę. Technika yra tame, kad kiekvieną valandą jungiu žadintuvą arba kažkaip užfiksuoju, kas valandą aš rašausi tiek, kiek prisimenu, apie ką aš galvojau, kokios buvo mano mintis. Nes labai lengva gyventi neigiamose mintyse, kur viskas blogai, tiesiog labai lengva, kad man ten nepasiseks, kad čia nėra pinigų, visi blogi, kad ten aš nespėsiu, kad ten aš nepadarysiu, kad. Ir tas negatyvas, jisai auga. Bet kai pradedat vesti žurnalą, jeigu tikrai vesit jį ir toliau, kai kils pasipriešinimas, tai jūs pradedat pastebėti savo mintis, aš pradedu blogai galvoti, ar man to reikia? Ir tada aš matau tą mintį, bet aš renkuosiu kitą. Ir būtent sąmoningai, specialiai aš pradedu galvoti apie kitą. Ir mūsų hormoninė sistema keičiasi. Nes jeigu aš gyvenu mintyse negatyviuose, tai mano kūnas girdi, gaminam adrenaliną, dar visokius tos hormonus, streso, kažkokias baimės, kur yra pavojus ir jūsų kūnas įsitempia. Bet kai jūs sąmoningai renkatės teigiamas minties, malonės minties ir jas puoselėjat, tai jūsų kūnas, jūsų protas girdi, čia viskas gerai, mums negresia pavojus. Ir automatiškai jisai pradeda keisti hormonų gamybą ir pradeda gaminti tos gerus hormonus, oksitociną, laimės hormoną, ramybės hormoną, ir tada kūnas atsipalaiduoja. Ir būtent nuo minčių, nes pradžiai buvo mintis, po to buvo žodis, tada buvo veiksmas. Taip ir mūsų gyvenime yra taip. Galiu pasakyti, kad protas tikrai pradės streikuot, kad aš nebedarysiu šito žurnalo, čia nesąmonė, nuobodu, aš neprisimenu, apie ką galvojau. Tai net jeigu aš neprisimenu, apie ką galvoju, tai jau neigiama. Mano atmintis yra trumpa. Ir kai jūs vedat šį žurnalą per prievartą, bet žinant, koks tikslas, nes aš noriu būti laimingas, aš noriu būti ramus, aš noriu, kad mano kūnas atsipalaiduotų ir kad jisai nesirgtų, tai tada jūs suvokiat tikslą to vedimo. Ir jūs vedat žurnalą. Svarbu nepasiduot. Ir jūs pastebėsit, kad ateina mintis, jūs ją pakeičiat. O su laiku pastebėsit, kad ateina tik geros mintis. Ir labai retai, kada ateina tos blogos mintis. Tai linkiu pradėti vesti šitą žurnalą, būtent minčių žurnalas, ir pamatyti, apie ką aš galvoju, nes tokiom mintim aš sukuriu savo gyvenimą. Tai koks yra tas mano gyvenimas?